Generalinė Lietuvos jaunimo rinktinės repeticija prieš pasaulio čempionatą pavyko puikiai. Paskutinėse draugiškose rungtynėse Lietuvos 19-mečiai 108-75 sutriuškino bendramžius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Joną Valančiūną savo gretose jau turėjo mūsiškį pranašumą prieš amerikiečius ir įrodinėjo nuo pirmųjų mačo akimirkų. Pirmajame kėlinyje lietuviai pataikė 3 tritaškius iš eilės ir įgijo solidžią persvarą 34-11. Vis augęs skirtumas nepadorus tapo trečio kėlinio pabaigoje. Kaip po eilinio lietuvių spurto komanda skiria net 38 taškai, 89-51. Tai buvo antras amerikiečių pralaimėjimas Lietuvoje per 3 dienas. Sekmadienį jie nusileido ir Lietuvos 20-mečiams. Nugalėtojams Jonas Valančiūnas pelnė 23 taškus ir atkovojo 11 kamuolių. Žygimantas Kučas pridėjo 15 taškų, Vytenis Čižauskas ir Dovydas Redikas įmetė po 11. He's got good presence in the low post when he catches the ball. He goes to the basket strong and plays hard, which is something sometimes people overlook, but coaches recognize a young man that gives a great effort every night. I don't know if we'll make it to finals. We're just worried about playing our first game. I think we are improving. I do think we have time to continue to improve, and I saw some good things tonight, and hopefully we'll keep moving forward. Aš manau, rungtynės tikrai buvo geras, visi vyrukai buvo užsivedę labai. Norėjo įveikti amerikiečius. Nieko nepasigėdau šiose rungtynėse. Neskirstau rungtynių ar prieš amerikiečius, ar prieš ką. Kiekvienas varžybas einu užsivedęs 100%, norėdamas laimėti. Tiek. Smagu paskutinės rungtynės baigti tokiu akcentu, nes tai mūsų paskutinis jėgų patikrinimas ir buvo, aišku, ir tai, ko dar mums nepasisekė gyvendyti, bet aplamai žaidimas tenkina ir vykstame į čempionatą gerą nuotaiką. Mes, kaip sakant, visais čempionatais buvom kad ir pernai buvom priskiriami prie favorito ir liktai išlaikėm tą išbandymą, aišku, tos medalius dar mums reikia išsikovoti ir kurios mums jau visi kabina. Ir tų pačių amerikiečių žaidimas pagerės, aš pilnai tikiu, nes jie dar nėra pilnai atsigavę po visų skrydžių. Bet mes esam pasiruošę sunkiai kovoti, kad pasiekti dar vieną laimėjimą. Pirmasias rungtynes pasaulio čempionate lietuviai žais ketvirtadienį, kai Liepojoje stos į kovą su Kroatijos krepšininkais. Vytautas Mikaitis, Jonas Miklovas, Basket News LT.